žinot, kas yra chachatronai? Nežinot? Chachatronai tai prietaisas, kuris juoką paverčia į saldainius. Ar žinot, kas yra mechanatronai? Nežinot? Mechanatronai tai prietaisai, kurie viską išarto iki smulkiausių tatelyčių. Jie ieško paslapties, kur slypi meilė ir draugystė. Ar žinot, kas yra moliūgbolinis? Nežinot? Tai rašytoriaus Mariaus Marcinkevičiaus sugalvotos knygos Mažasis piratas ir didysis lobis personažai. Dvi giltinės, atvilkusios dideliausią saldainį, panašu į suvyniotą kilimą užsuktais galais. Pasiurbavos įmeta jį į moliūgbalionį. Tas saldainis pradėjo krutėti, vartytis, sutraškėjo blizgutis, išlindo geležinis smaigalys. Pažiro popierėlį ir iššoko mažas piratas. Ei, aukštyn nosis snapus ir spyglius, mūsų laukia dideli žygiai, keliausime ieškoti didžiojo piratų lobio. Iš tavęs vienas nenoras. Nenoriu svogūnų sriubos. Neprimam tokių pigių nenorų. Nenoriu, kad 200 išpatėjusių nykštukų kutentų man padus ir ryklių plunksnomis. Šitas geras. Kaip atsiranda tuščia mintis? Kai negalvoji apie nieką ir tavo galva visai tuščia. Bet pala, aš negaliu nustoti galvoti apie didįjį piratų lobį. Kas yra tas didysis piratų lobis? Ar suras jį mažasis piratas? Šitą linksmą istoriją galima perskaityti knygoje. Istoriją sukūrė rašytojas Marius Marcinkevičius, dailininkė Marta Zurauskaja, išleido leidykla Misteris Pinkman. Mes iš Kupiškio rajono žinome, kad rašytojas Marius Marcinkevičius mėgsta vasaromis žvejoti Kupiškio mariose. Rašytojas Marius Marcinkevičius sukūrė daug rašių knygų ir jos visos Wow!